norite daugiau pinigų, pažvelkite ne į tai, kiek uždirbate, o kaip jūs atiduodate. Deimantinės išminties mokymas sako tiesiai šviesiai. Negali gauti to, ko pats nesukuri kitiems. Jei nuolat spaudžiate, taupote iš baimės, bijote duoti truputį daugiau, jūs siejate trūkumą. Ir būtent jį vėliau ir gaunate, nes pinigai neatsiranda šiaip savo. Jie sugrįžta. Sugrįžta iš tų situacijų, kuriuose buvote dosnus, atviri ir neskaičiavote kiekvieno cento. Čia nekalbama apie išlaidumą, tai apie vidinę būseną. Aš turiu, todėl galiu duoti. Karminis menedžmentas tai vadina sėklomis. Ką atiduodate, tą pasėjate, ką pasėjate, tą vėliau ir išgyvenate. Tad klausimas visada tas pats. Kokias sėklas sėjate dabar? Ir jeigu norite kitokių pajamų lygio, pradėkite jį kurti kitiems.